Tai sveikos dar kartelį, labai malonu, kad dalyvaujat gyvai ir galėsit pabandyti savo sėkmę, laimę, kažką tikrai iš jūsų aš pakomentuosiu, taip, kas liečia suderinamumą. Tai vėlgi primenu, kad komentarus, nežinau, atsakymus į mano klausimus, savo datas galėsit rašyti kanalo čate, taip. Dabar pabandom, merginos, gerai, ir suprantat kur. Parašykit man į čatą, ar matot ar girdit. Taip, matot, girdit, nuostabu. Tai aš tada nieko ir nelaukius pasidalinsiu ekranu, truputėlį papasakosiu apie sielos formulę, taip, kažkiek pristatysiu vis tiek. Vat, pasirašiau skaidres, kai kuri informacija bus jau girdėta toms, kurios dalyvavo sielos formulės seminare, webinare, kurį aš rengiau balandžio 8. Kas buvo, prašykit. Gerai, webinaro mūsų planas. Kas ta sielos formulė ir kuo jinai ypatinga? Ką parodo sielos formulė, kokius klausimus jie gali atsakyti. Toliau būtent suderinamumas pagal sielos formulę, tai yra pagrindinė mūsų tema. Ir pateiksiu kelis pavyzdžius. Taip, aš paruošiau 2 poras. Ir toliau jūsų klausimai ir jūsų pavyzdžiai. Taip, ta prasme, jūsų poras panagrinėsiu būtent pagal sielos formulę. Nu, va, Eglė buvo, nuostabu. Taip, žiūrėkime. Tai trumpai ir prisiminkim, kas tai yra sielos formulė, kuo jį ypatinga. Taip, tai yra astropsichologijos metodas, kuris remiasi vakarų astrologija. Ypatingas jisai tuom, kad labai dažnai žmonės galbūt neturi savo tikslaus gimimo laiko, kas yra labai aktualu vakarų analizei, vakarų astrologija, taip, kur yra būstai, taip, nes būtent būstai išsidėsto dėka tikslaus laiko. Bet sielos formulė, tai yra toks metodas, kartais labai dažnai, ne kartais, labai dažnai būna, kad visa formulė, jinai nesikeičia visą dieną. Kartais pusantros, mačiau atvejį, kai 3 dienas buvo ta pati formulė, tai įsivaizduokit, kiek žmonių gimė, ne, tą pačią dieną. Tai jų vienoda formulė, pavyzdžiui, šitų žmonių, bet šitą formulę gali, nežinau, vieną dieną kiek žmonių pasaulyje gims, tai įsivaizduokit. Bet ar jų pačių likimas bus vienodas, tikrai ne. Taip, bus labiausiai realizuotas, ne taip, kad realizuotas, o charakterio savybės, tai polinkiai, kažkokie, sakykime, ta veikla, kuri labai trauks žmogų, jinai dažniausiai atspindi būtent tas planetas, kurios yra centre. Bet kiekviena planeta turi savo pliusą ir minusą. Taip, tai kažkas tai eina į pliusą, kažkas tai į minusą. Pagal Marsą kažkas tai realizuoja būtent sporte, o kažkas tai ten, nežinau, daužydamas. Nu ir dar blogiau, ne? Marsas tai tokia jėga, kur reikia labai tikslingai gerai ją nukreipti, ekologiškai, kaip aš mėgstu sakyti. Tai va, sielos formulė, jinai būtent ir parodo tą vidinį jūsų, sakykime, pasaulį. Taip. Tai va, minėjau, kad nereikalingas tikslus laikas. Ir kągi parodo sielos formulė. Tai jinai parodo, kaip atrasti save, kaip išnaudoti savo stipriasias pusės, taip, koks tas jūsų resursas, ar stipri ta planeta, ne, jeigu nestipri visą laiką galim žinoti, kaip ją sustiprinti, lygiai taip pat stiprią planetą gaunant gimimo dienai, jūs dėka savo veiksmų ir tam tikrų pasirinkimų galite ir susilpninti tą planetą, ne. Kaip visą laiką sakau, sustiprinti, susilpninti, visada mes galim, čia yra žmogaus pasirinkimas. Taip pat, sielos formulė parodo, kokių santykių nori jūsų siela. Taip, čia mums pakanka iš tikrųjų jūsų vienos formulės. Pavyzdžiui, moteris gali kreiptis, kai jinai ieško poros. Pavyzdžiui, neturi partnerio, taip, yra neištikėjusi, jauna mergina ieško, arba moteris gali irgi ieškoti partnerio, taip. Tai
pagal sielos formulę mes pamatom, kokių savybių, taip sakykime, jos siela ieško to partnerio. Labai dažnai, iš tikrųjų, beanalizuojant poras, aš pastebėjau, kad tos planetos, kurios nurodo, kokių lyg savybių nori žmogus, kad turėtų partneris, labai dažnai būna, kad tas partneris, kurio ieškoma, jisai nedirba pagal tą planetą. Būna ir tokių variantų. Taip, sielos formulė parodo ne tik porų suderinamumą, taip, bet tai gali būti, nežinau, darbdavys ir samdomas darbuotojas, kaip jau būtų, pavyzdžiui, užsienio yra labai populiaru, kad jau netgi, kai eina įsidarbinti, taip žmonės, ne taip, kad įsidarbinti, o tie, kurie įdarbina, jie kreipiasi, pavyzdžiui, tam tikrus konsultantus, kurie būtent pagal gimimo datą gali suteikti tam tikrą informaciją. Jisai bus linkęs, pavyzdžiui, dirbti vienas komandoje ar daugiau tik tai su kažkuom, ar jisai gali priimti atsakomybę ir tokius greitus sprendimus, ar ten, pavyzdžiui, ar su tuo kolega arba direktorium, taip, ar jisai turės ryšį tokį, kuris yra reikalingas tam direktoriui. Tai taip pat galima žiūrėti vaiko ir mamos suderinamumą, tėčio ir mamos suderinamumą, dviejų vaikų suderinamumą, žodžiu, bet koks suderinamumas, mes galim žiūrėti. Tiesiog mes žiūrėsim atitinkamą informaciją sielos formulėje. Bet šiandien mes kalbėsim būtent apie vyro ir moters suderinamumą. Taip? Tai tas suderinamumas, ką parodo. Tai kaip ir sakiau, jūsų pačios vienos formulė gali teikti tam tikrą informaciją, o jeigu jau turim mes dvi formulės, tai tada mes galim pasižiūrėti, kas sieja jūs poroje, taip, tam tikros planetos, tai pomėgiai, tai nežinau, veikla, temos tam tikros, O gali būti, kad kartais turiu porų, kur nesutampa. Arba būna, kad sutampa pagal tam tikrą planetą, bet tai ne visada yra gerai. Vat įsivaizduokit, moteris turi Saturną centre ir vyras turi Saturną centre. Susitinka žmonės, du žmonės, kurie nori būti vadovais, kurie nori, kad viskas būtų pagal jų taisyklės, ir ką daryti. Būna dėl to irgi nesutarimų. Tai tada irgi gauna tam tikrų patarimų. Tai ką daryti, jei ne viskas taip gražu, tai irgi galima gauti tos informacijos. Vaikų auklėjimas, skaitau, ką rašot, Greta klausia, vaikų auklėjimas jungtinė šeima. Nelabai suprantu, ką reiškia jungtinė šeima. Čia, kai jūs santykiuose, pavyzdžiui, antra santuoka ir ten vyras turi vaikų ir jūs turit vaikų, jūs tą turit omenyje. Ir kaip suprasti, kaip požiūris skiriasi. Sutarti su kuo irgi, ar su tuo vyru, ar su jo vaikais. Jeigu aš teisingai supratau, jeigu su jo vaikais, tai reikia žiūrėti tų vaikų sielos formulę. Taip, ta prasme, tam tikras planetas, kaip su juo kalbėti, kas jam yra svarbu, aktualu, nes vis tiek visur turim prieiti tam tikrų kompromisų. Tai Greta, galit patikslinti savo klausimą, kol kas aš pereinu prie poros. Žiūrėkit, šiandien parinkau dvi poras, bet iš tikrųjų vienas žmogus šitoj poroje bus tas pats. Taip, mes apžvelgsim suderinamumą būtent Angelinos Jolie ir Brado Pitto, o vėliau pasižiūrėsim, kas jungia, skiria būtent Brado Pitto ir Jennifer Aniston. Tai yra. Šitas dvi paras pasižiūrėsim, tai žiūrim. Pradžiai, ką mes žiūrim? Pradedu visą laiką nuo centrų kiekių, kaip ir paprastoji analizai vieno žmogaus sielos formulės, visą laiką atkreipiam dėmesį į tai, kiek centrų turi žmogus. Tai, pavyzdžiui, Bradas Pittas turi vieną centrą, Angelina turi du centrus ir dar vieną mini centrą. Taip, o čia Venera. Čia yra mini centras. Mini centras prilyginamas pačiam centrui. Taip, tai reiškia, tokią pačią, galima sakyti, svarbą turi. Tai čia galima ką sakyti, kad jinai tokia labiau, ne taip, kad lankstesnė,
ją gali dominti labai daug įvairių veiklų, dalykų, temų vienu metu. Taip, Bredas Pittas daugiau yra susikoncentravęs į kažką tai vieną. Taip, iš vienos pusės mes galim pasižiūrėti, kad tam vienam centre pas Bredą yra 3 planetos. O pas Anželiną 2 centruose, vienam minicentre irgi po vieną planetą, tai kaip ir visumoje irgi 3. Bet vis tiek, tas žmogus, kuris turi vieną centrą, jisai yra toks, užsiciklinęs, galima sakyti, ties tom, ką jisai daro. Jam sunku atsipalaiduoti. Taip, kažkaip, jeigu žiūrint tik tai iš tas 2 formulės, tai sakyčiau, kad moteris labiau tokia veikli, taip, bet keičianti savo nuomonę labai greitai, sakykime. Taip, čia gali vienas patikti, ten kažkas kitas. Vyras to, aplamai vyrai to nesupranta moterų tą bruožą, kad mes galim keisti savo nuomonę labai greitai. O dar, kai vyras turi vieną centrą, tai tada, tiesiog, jisai iš jos galėjo išmokyti to tokio laisvumo daugiau, ne? Jeigu turit klausimą, klauskit. O aš tada tęsiu. Toliau mes žiūrim, kokios planetos yra centre, pas vieną ir pas kitą. Pas Anželiną yra Merkurijus centre, tik kad jis retrogradinis, taip, jisai savo ženkle, dvynių ženkle, tai jisai kaip iš vienos pusės stiprus, bet gimimo dieną jisai buvo retrogradinis, taip, tai pavyzdžiui, paauglystėj, kai dar netoks sąmoningas žmogus, galėjo būtent ryškiai matytis tie tokie labiau neigiami bruožai pagal Merkurijų, tai gali būti, nežinau, meluoja, apgaudinėja, vagia gali būti, nes Merkurijus atsakingas už rankas ir kai jis retrogradinis, tai lyg nesavo gali žmogus paimti, ne, vienas iš tokių. Tai nežinau, ar jos biografijoje tas yra, bet sunku surasti bendrą kalbą su kažkuo, ne, jos nesupranta, kaip jinai ten, pavyzdžiui, reiškia tas mintis, kaip pavyzdys, ne, pati jinai netaip gali suprasti žmonės, ne, tai tas duoda būtent retrogradinis tas Merkurijus. Pas Bredą Pittą yra direktyvus tas Merkurijus, taip, jisai toks labiau yra harmoningas, aišku, ten kažkiek tai to chaoso prideda tas Uranas, taip, bet iš esmės poroje gerai, kai tos pačios planetos yra centruose. Reiškia, abiem yra svarbus bendravimas, komunikavimas, pokalbiai, taip, bendros temos, bendri draugai, kaip pavyzdys ir panašiai, taip. Ir kaip pora, pavyzdžiui, kai žmonės su 2 planetom, bet pas vieną yra retrogradinė, pas kitą yra direktyvi, ne, kai jie susijungia, čia yra toks dalykas, kad gali būti 2 variantai. Taip, pas kuri retrogradinė, jisai lyg harmonizuoja Merkurijaus savybės dėka to partnerio, nes pas jį yra harmoningas Merkurijus. Arba jisai, jeigu jisai yra nelinkęs tą daryti, ne, prieštarauja, ten kitus dalykus reikia irgi žiūrėti, tai gali būti, kad pas partnerį prasideda, silpnėja Merkurijus, taip, prasideda tas retrogradiškumas, sakykime, ne. Tai poroje vis tiek mes kažkiek pasiėmam iš partnerio, kažkiek jam atiduodam. Tai jeigu vienas iš partnerių turi retrogradinę, kitas ne, tai 2 tokie būdai. Aišku, šitas dalykas. Toliau žiūrėkit, Anželina turi Marsą labai stiprų, ne? Marsas yra vyriška planeta, vyriška energija, bet visada, sakau, moteris su Marsu, kaip aš vadinu, jinai labai traukia vyrus, nes Marsas tai ta vyriška energija, jinai vyrams labai pažįstama, jie pradžiai galvoja, wow, kaip faina, jinai tokia pati kaip aš, ne? Ir labai prie jos linksta vyrai. Bet kai pradeda santykius, tada jau tą Marsą jie pamato iš kitos pusės, ne? Nes Marsas tai veiksmo planeta, moteriai kaip ir vyrui, ne, pavyzdžiui, jinai duoda tokią savybę, kad žmogus nori komanduoti ir nori, kad jo komandas iškart būtų gyvendintos, sakykime, ne, ir dėl to moteriai kartais irgi gali būti sunkumų bendraujant su antra pusė, taip, nes reikėtų tada tą energiją, visada sakau, jeigu turit tokios vyriškos energijos, daugiau jūs jam nukreipkit
už šeimos ribų, už poros ribų. Jos pavyzdžiui, sportuoti, taip, tai nežinau, šaudyti. Kažkodėl man atrodo, kad jinai puikiai tam galėtų daryti, ne? Nu, pavyzdžiui, anksčiau, dabar galbūt labiau linkusi šeimai, vaikams atsiduoti, nes savo dėmesį skirti jiems. Tai va, tai pas Bredą Marsas yra Merkurijaus orbitoj, taip, tai nėra ta pagrindinė, sakykime, vieta. Nu, ta prasme, pagal šią planetą jie kaip ir nesupranta vienas kitą, ne? Bet žinoma, kad Andželina traukia vyrų dėmesį. Dar plus dėl to, kad Venera yra mini centre. Mini centras yra prilyginamas pačiam centrui, taip? Tai Venera, tai grožis, estetika, švelnumas, sakykime, ne? Tai yra priešinga energija Marsui. Taip, tai pas ją yra tos dvi pusės, taip, ir moteriška stipriai išreikšta, ir ta vyriška, taip, čia jinai švelni, čia jinai gali apriekti, taip, arba ten, nežinau, stumtelt, ne, įkast, kaip pavyzdys ir panašiai. Tai va, o Bredas Veneros irgi neturi, jisai būtent Merkurijos orbitai turi Venerą. Tai va, tai ką tai reiškia? Tiesiog, kad pagal šitas planetas jos nesutam. Nu, šita pora turi sąsajį, sakykime, kai žiūrim tik planetos centre, tik tai pagal Merkurijų. Taip, nes, pavyzdžiui, Saturno jau neturi centre Andželina, bet jinai turi Veneros orbitą. Veneros orbitą apibūdina moterį kaip moterį. Tai jinai kažkiek turi tos saturniškos energijos. Bet pamenat, aš dar webinaro pradžioje sakiau, kad jeigu poroje yra du žmonės, kurių vienodos tos planetos, ne kaip Saturnas, bet būtent nuo tos planetos energijos priklauso, ar tai nauda porai ar ne. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, aš sakyčiau, kad Andželina yra tokia labiau galbūt vaikiška, dar net pasakyčiau, ne? Nes būtent šitos trys asmeninės planetos, jos tokios pagrindinės. Taip, pas Bredą Merkurijus asmeninė planeta, socialinė, taip, Saturnas ir transuraninė Uranas. Tai jisai daugiau toks, nu, jo siela, taip, pavyzdžiui, kai jie gimė, jo siela brandesnė jau gimė. Taip, toliau jau ten, aišku, priklauso nuo aplinkos, kurioje auga, taip, nuo draugų tos pačios kompanijos, nuo aplinkinių žmonių daug kas priklauso, taip, ar ten tas Saturnas išlieka lygiai toks pats stiprus, ar truputėlį jisai jau užgožia, sakykime, tą energiją. Kas nėra Bredo gerai, ne, nes iš tikrųjų turėtų būti išreikštos būtent tos planetos tokios, kokios jos duotos gimimo dienai. Toliau mes žiūrim, tai pagal, pavyzdžiui, sielos formulę. Galima pamatyti, kokio vyro Andželina nori. Žiūrim į Marso orbitą. Marso orbitą moters formulė parodo, koks vyras jai yra reikalingas. Tai čia mes turim Plutoną ir Uraną. Taip? Bredas turi Uraną centre. Taip, tai kokio nori, tokį jinai ir gavom, taip, bet jai reikia dar Plutono. Plutonas, pavyzdžiui, gerai, Uranas, kas yra Uranas? Uranas tai yra tas, kuris mėgsta kažkokios naujovės, eksperimentus. Ten, na, aišku, ten kaip poras analizuojam, nesakom, kad, nors sakau kartais, kad mėgsta naujausias technologijas, ne, nes naujausias technologijos kartais irgi pagyvina santykius, taip. Bet humoro jausmas, taip, Uranas tai humoro jausmas, kaip Marsas irgi, lygiai taip pat, taip, bet kažkoks tai kitoks išskirtinis, taip, tas išskirtinumas kažkoks tai duoda ir toks savotiškas, lyg turi kažkokią aukščiausią intelektą žmogus, ne, nu, jinai pamatė, matyt, ir suprato, kad jisai kažkuom tai skiriasi nuo kitų vyrų. Būtent, nu, jos matymu, taip, gal kažkam kitam, gal jisai nieko ypatingas, nors labai abejoju, bet, nu, visko gali būti. Plutonas tai jau toks labai įtakingas žmogus, valdingas, taip, ten galima sakyti, kad toks stiprus vyras, jai yra labai labai patrauklus. Tas, kuris moka, pavyzdžiui, nežinau, ten
ir nepasakyta, ne tie, kurie ten viskam pasiduoda, ko tik tai jinai nepaprašo, vat būtent tas, kuris, vat, nu, sakykime, gal kartais, vat, paauglystėje jai galėjo patikti kažkokie toksiški santykiai, taip, nes Plutonas, tai pavyzdžiui, yra tas pats manipuliavimas. Tai vat, gal vat, tie vyrai, kurie manipuliavo, ją dar labiau traukia. Galėjo būti toks dalykas. Tai va, tai vat, pagal Uraną, sakykime, gavo jinai tą. Taip, tai vat, sakykime, pagal Merkurijų ir Uraną Angelina jau kaip ir gerai. Taip, dabar žiūrim Bredą Pittą. Nu, pagal Merkurijų gerai, nes Angelina irgi turi Merkurijų. Ir dabar mes žiūrim Veneros orbitą, nes vyro formulėje, kokios moters nori vyras, parodo Veneros orbitą. Ir čia yra Neptūnas ir Jupiteris, taip, nes čia vat, yra fiktyvūs taškai, mes juos nežiūrim. Tai Neptūnas, reiškia, jam reikia tokios meniškos, kūrybiškos, tokios, kurie atiduotų tą besąlygišką meilę jam, va, tokios vat, moters jam reikia. Ir Angelina turi Neptūną, bet retrogradinį. Bet šiuo atveju mes nežiūrim, retrogradinis jisai ar ne, bet jinai Neptūno energiją turi, taip, jinai tokia yra, nes Veneros orbita parodo, kokia jinai kaip moteris, taip. Tai va tą švelnumą, jausmingumą, sakykime taip, kūrybą, jinai jam galėjo duoti. Jupiteris, tai jam reikia tokios moters, kuri nebūtų, sakykime, namysėda, taip, kuri ne tik namie, taip, bet ir eitų į socialinį tą pasaulį, kuri turėtų tam tikrą statusą už šeimos ribų. Taip? Ta vat, kažkokia vat, sėkminga moteris, kažkokia žinoma moteris. Ne? Nu, vat, aišku, aš pažįstu Angeliną, kiek, nu, asmeniškai dėja, bet dažnai būna, kad vat, taip ir analizuoju, kad vat, būtent kažkaip parodyti, kaip tai galim atitikti. Taip? Taip pat ta moteris, kuri plečia jo pasaulėžiūrą, kuri parodo, pavyzdžiui, kad pasaulis yra nu, ten kitoks, negu tu matei iki šiol, ne? Nes Jupiteris tai yra vat, mokytojo planeta, kuri vat, nu, savotiškai kažko tai jį išmokina. Tai va. Jinai Jupiterio neturi. Taip? Neturi jinai. Jinai Jupiterį turi Merkurijos orbitą. Ir turit kažkokių klausimų, kas liečia šitos dalykus, nes aš jau esu pasiruošusi pereiti prie Jennifer Aniston ir Bredo Pitto poros, antros mūsų. Jeigu turėsit, rašykit. Dabar žiūrėkim Jennifer Aniston ir Bredas Pittas. Čia mes matom iškart, kad abu jie turi po vieną centrą. Taip, tai jau yra gerai. Taip, nes jie abu tokie labiau susitelkia į tam tikrą vieną veiksmą. Taip, turi vieną tikslą ir juos siekia. Angelina jau buvo, turiu vieną kitą tikslą ir vat, kokį dabar noriu aš ten siek tokį ir siekiu. Nepasiekiu, surandu kažkokį kitą tikslą, link jo einu. Jinai tokia lankstesnė, kas liečia šitą dalyką. O čia jau du žmonės, kurie labiau susitelkia į vieną veiksmą. Taip, jam abiem yra sunkiau atsipalaiduoti. Taip. Tai va ten toj poroj, pavyzdžiui, kur Angelina su Bredu Pittu buvo, tai va jinai galėjo jį išmokti pailsėti, sustoti, negalvoti tik tai apie kažką tai vieną, va to atsipalaidavimo, poilsio galėjo suduoti. Taip, bet ir kitų dalykų irgi galėjo jam suduoti. Taip, dabar žiūrėkim. Merkurijus yra pas abudu, taip, Uranas yra pas abudu, taip, Saturno neturi. Taip. Tai va, žiūrėkit, čia irgi Jennifer turi Marsą stiprų, taip, stiprų Marsą turi centre, tai vėlgi jinai tokia labai aktyvi, veikli, ir traukia vyrų dėmesį. Bredai Pittai aš irgi turiu Marsą sielos formulės centre, jeigu ką. Nežinau, ar jisai gaus tą informaciją, bet matomai, kad jie iš tikrųjų traukia moteris, kurie turi tą tokią aktyvumo gyslelę. Šiaip jisaigi su kuo dar iš žymių moterų bendravo. Man atrodo, Gwyneth Paltrow
kažkaip nepažiūrėjau iš jos formulės, bus labai įdomu, pasibaigus webinarui pasižiūrėsiu. Gali būti, kad ir jinai turi Marsą, ne, arba centre, arba mini centre, arba Veneros orbitai. Jeigu jinai ten turi, tai tikrai, kad jisai yra silpnas prieš moterį su Marsu sielos formulės centre. Gerai, dabar žiūrėkim, kokio vyro reikia Jennifer Anistoj. Ir čia mes matom, kad Marso orbitoje nieko nėra. Taip? Ką tai reiškia, kad moteriai, ne taip, kad jokio vyro nereikia, taip? Gali būti, yra toks iš tikrųjų dalykas, kad kai moteris neturi Marso orbitos, tai jos santykiai yra karminiai santykiai, taip, su vyrais. Tai kažkokią pamoką jinai turi praeiti, taip? Bet vis tiek mes pasižiūrėkime, ką rodo Marsas. Taip, nes Marsas tai yra irgi tas vyro paveikslas. Marsas rodo į Plutoną, taip, kaip ir Angelinai, jai norisi įtakingo, valdingo, sėkmingo, taip, to paskui, kurie eina ten begalė žmonių, ne, kurie tokie labai jaučia. Čia jau toks Plutonas, taigi irgi transuraninė planeta, jinai tokia, toks neapčiuopiamas kažkoks tai jausmas.